Labas rytas. Išaušo gražus šeštadienio rytas. Mes naujoje lokacijoje Slovakijoje, Košicės mieste ir tokiam kempinge. Štai kempingas su alpakomis. Fainus žvėriukai. Nelabai nori filmuotis. Čia tokia vieta puikiai pionierių labai daug. Vakare triukšmavo ir paryčiais irgi su kamuoliu po nosim pradėjo daužytis. Mes senimas jau pripratom, ramybės norim. Tuose nameliuose čia atostogas jiem prasidėjo matyti, tai visur pilna ir Oravos pily ten autobusai viens po kito važiuoja. Mes kaliukus pasidėjom, kėdutės pusryčiausim. Pasislėpė nuo karščio. Šiandien jau iš ryto 23 laipsniai, kiek dabar 8 valandas. Kvapuką paduoda nuo jų. Galvu, kas čia taip kvapas toks ateina. Pasirodo, čia alpakos šalia. Sakai, dar ką tik iš lovos išlindęs. Po dušų net nebuvau nuėjęs. Čia va, mūsų prausyklos. Dušai labai fainus, virtuvė yra. Ir mašinų privažiavę. Slovakai irgi katalikai. Matai, ten bažnyčia buvo kaip katalikų. Jau tokie karščiai bus, jau greitai čia bus viskas geltona. Šiandien tuščia, jo. Nėra mašinų visai, visi išvažiavo. Neturiu dabar kada sienas. Sienas jau? Rimtai, aš galvoju gal kokį 60 kilų. Geras kelias. Lietuvis varo, motociklistas. Vengrų irgi aikštelės geras. Kakalis artimiausias taškas vėl. Lenkai. Niekas nedirba. Šventė kokia nors šiandien dirba. Mums sekas atšventė. Žiūrėk, visur uždaryta. Baisu. Ai, gerai, tikrai jukai. Svečiai atvažiavo, matai, mašinas pastatė. Matai, gėlis perka, neš. Ir kelias. Atvažiavo paходu svečiai, žinai, pas tėvus, žinai. Pasižiūrėk, jeigu gali įeit, koks kursas yra. Vengrų pinigų. Kaip jų ten, furintai? 1 euro 403,7. 400. Atrodo, Vengrai irgi ne iš bidniausių šalių, bet matai, namai kokie. Paprašiau paprastą, jų tokie jau, kaimietiškai, jo. Atvažiuoju vaikai pas tėvus, jo, taip. Viskas jau, kaip sakyti, sudegs ant saulės. 30 maištų. Visi namuose sėdi. Ir tokie karšti. Jau tikrai grįšim namo, nepajausim, kad čia buvo karšti, tai jau atrodo visai netoli nuvažiavom, jo. Let's do it. Nieko nėra kiemė, tai kažkur visi vaikščiai. Pažiūrė, žmonių kiemė nėra. Jo, čia irgi žmonės gyvena kaip viduramžiai. Taip, pažiūrė, vaizdas. Kaip Rumunijai. Kaip tai Rumunijai. Ir dzin žmonėm, matai. Visi žaliuzas susidėtas. Nuo saulės. Nu ir viskas. Čia senelį jaučiu, kokį gyvena ir viskas. Jaunimas irgi miestas išvažiavo. Vaikas vaikščia. Suvaikščioti išėjo su vaiku. Nepasivaikščioti iš vieno kaimo į kitą svečius jaučiu. Autobusų tai nėra. Mašinas jeigu nėra, tai kažkomo tai kito kaimo reikia. Jau tokia regionas. Tau prašau. Parduotuvė tai čia didelį tikrai nepamatysim. Bugų kraštas, jo. Čia dar nematėjai. Pažiūrėk, va, nu ką. Mums tai kaip jau tikrai jau, kad bidnyki išgyveno. Jo, jiem gal visai normaliai, jiem tinka tas. Kokios parduotuvės baisius, baisius. Nieko neplanuoju čia remontuoti, kažką dažyti. Galėtų nudažyti su dažais, niekaip. Šis
skaitosi miestas dar, matai, parduotuvės jau atidaryti. Savotiškai taip važiuoji, taip atrakcija tokia, kaip žmonės gyvena, jo. Tuščia, nieko nėra, kaip Kelmė vakare, jo. Visi namuose sėdė, karšta, namuose gal kandiškai jungta ir viskas, ir sėdė, matai, visi langai pridaryti. Šį kartą neįsiu aš į pogrybą papą. Eisi tu, aš tave geriau lauksiu. Tu nafi paisi kaip ten. Vynaginai jau prasidėjo. Darius ir vynaginai. Mes aplamai Vengrijai. Tokajus provincija prasidėjo. Kur Tokajus, ten vynuogės. Bet kodėl turėtų plembai, nejaugi pačių dar trešnių nėra. Gal jau buvo? Stiklą reikės nuplauti kitą kartą, jeigu būsim šitam benzapildysim, jeigu ten bus. Nu čia sukūsi, babka. Visi riebalai. Jo, ištirps. Gal čia vanduo negeras, tai gerai, kad savo turi. Gal dar reikėtų nupirkti pato iš parduotuvės. Jei matai, čia vandenį negeri, čia vyną geri. Prie namų vynaginai, įsivaizduoji, kaip slyvas auga tos. Pas jų gal kaip siesta ten. Poilsis. Vakare visi išlės. Atsimeni, kad mes buvom. Vakare atsisės jau visi prie namukų ir sėdė, kada jau netaip karšta. O dyko kokia, čia ne trešnių. Trešnią įsigrau. Trešnių? Nu. Dar nėra. Dar skim, matai, va, tas stoja. Prie kelio valgyti. Nu, va. Irgi kažkokie užsieniečiai. Sakau, turėtų būti trešnių. Įsivalgysi. Jom daug nereik saulės. Biški pašviečia, supranti. Ten ta vynaginai. Bet kelias nekoks, jau pap. Galėtų sutvarkyti. Tvarka tik mokamus kelius papildu, jo? O šitą tikrai vyną gamin, matai? Irgi skaitosi, va, matai? Kaip kavinį gali vyną gal paragauti, jo. Kaip tu negrigasų, tu paskaityti, neįmanomai paskaityti, kas parašyta, jo? Ir mes tai negirgazai Apsipriekina. KFC buvo. Visi vakar apsipriekina, šeštadienį išvažiavo į svečius pas tėvų. Bor, žiūrėsim, kur čia bor. Pažiūrėsim, turim pravažiuoti savo tos didelius atsiminitus. Man atrodo, ne iš tos pusės važiuoti. Tokie kiemukai maži eiti tenai. Ką? Tokie kiemukai maži ten eiti. Tai tokias mašinikės ir stovi, matai, kad įvažiuoti. Bor. Bor. Nu, gali paragauti. Bor, tada. Jeigu važiuoti, tai važiuoti tik tada moka paskubėsi, kur nors reikia. Taip, va, jeigu didelis atstumas, tai blemba 100 kilometrų 5 valandas važiuosi. Gali man iškūti. Karšta, blemba, laukia. Būtų kokie nors vynas dėžutėmis pirkčiau. Nu, kad paimčiau, žinai, kad nereikėtų mums dėliuoti, supranti. Būtų tas... Morė. Tualetą reikės užpildyti. Geras stiklas. Dental valė. Turi patirtį. Galėsi kolonėlėse dirbti. Stiklų valytojai. Viskas Tokajus jaučiu, jau.
Jerusalem. Jerusalem. Reikia atsiminti, kaip Jerusalem. Čia vienas. Važiuosim į tą pienį savo. Vietas daugiau. Ta kavinė, kur čia visi ledus valgė. Kur? Padėš. Darius kaip namus jau važinėja. Viską žino. Kur tavo kioskas, kur rybiną valgė? Čia kažkur turi būti Ten mūsų padešinė kempingas. Yra per daug. Von kempingi stovi. Nu, tai yra daug. Užteks ir man vietų. Palapinimo. Čia tas, kuris blogiausias, tu sužiūrėjai. Tai čia visi tokie vienodą lygį. Čia nėra vienoje vietoje, rasim kitoje. Kaip gerai, kad mes viską žinom, kur randasi, ne? Taip nežinotum. Irė Haza. Tai šitą pienį? Nu, lemba didelis atsistojęs. Sabaka. Tai kaip ten, iš kitos pusės ten važiavo, pasuk ten. Mūsų 3,5. Nėra kur. O čia suk ir viskas. Geriausias stoja. Važiavo grūzų nusipirkti. Pizdiec, blemba. Meikulis. Žiūrėk atgal, tu paruoškai, čia išvažiuosi. Dar atidarė pažiūrėti. Čia išvažiuosi. Būtinai reikia palatki, da, padjechati. Nu, nėra žodžių. Kiek vietų yra tuščių, nie pastatyti. Ne, blemba. Поле visi po pietų apsiprekinti. Čia 1 valanda dabar, jo. Atsibuda. O tu visų žinai jaučiu. Kapinių, šmapinių. A kaip yra, kur išpilti viską. Esim vandens, blemba, tušiai patys įsimaudysim savo dušį. Vienas kaip nors pragyvensim. Tai čia yra ir žmonių, matai. Su dviračiais galim važiuoti. Kur elektros? Sakau, gal čia įvažiuot, kur ta mašinas, lapinikė, ten elektra galia yra. Važiuok, kur šešėlis, va. Nu, po medžiais. Po medžiai. Nu, taip ir važiuok jau, aš taip dabar pažiūrėsiu. A jeigu galų įvažiuoti, į ten pastatyti, elektra bus arti ir mes nieko nematysim. Tu palapinį, matai, nesidėsi prieš palapinį. Jeigu galų tau išės, apsisukų ten. Supranti? Čia, matai, kažkokios dušai, kažkokie va čia va yra. Gerai? Štai. Atvykom į Tokajų. Nu, mes apsigyvenam truputį toliau už Tokajus. Kempikė tokiam. Paskui parodys, bet ten nieko ypatingai nėra. Dabar einam į miestelį pasivaikščioti. Čia tiltas per Tisos upę, kurios šalia jos mes gyvenam. Eisim pažiūrėti, kiek vynas pabrango. Tiltas. Koks vėjas. Matai, jinai čia dalinasi 2 dalis. Va, kaip dabar Tokajus atrodo, kaip po karo. Visa gatvė remontuojama, kaip centrinė gatvė. Didžiausias judėjimas žmonių, bet dabar viskas tuščia, vyno nėra. Kiek čia pasirinkimo vyno būdavo, nieko nėra, tuščia. Grįžom į savo gyvenamą vietą. Tai čia gyvenam ant Tisos upės kranto ir vakarieniai. Čia vengrų nacionalinis gėrimas, Tokajaus regiono. Jie čia kaip vandenį. Nors dabar kainuoja, aišku, jau ne kaip vanduo. Bet vis tiek, Lietuvoje šitoje kainoje nenusipirksi. Eisim daryti vakarienės. Pasivaikščiom po miestelį, dušai, tualetai šalia, bet norėjom po medžiais, nes karštis virš 30 laipsnių. Neįmanoma kitaip. Ant kitas kempings buvo vieta geresnė. Nu kaip ne vieta geresnė, bet kultūringesnis.
Bet blynai ant saulės, tai ten būtam iškepę. O dabar grįžom, va, namukė, normaliai galima kentėti. Nors laukia eini ir prakaitas žliaugia.